užaugino, mano močiutė mane užaugino ir tu nekišk čia mano močiutės vaflystę, tu Ibaną, aš nekišu to čia motinos. O Dušę tu kaip tu Ibaną, ką tu drįsti, o kaip, vaflę tu Agirdi, Ibaną. o kaip Apie mano tu močiutę šnekėt. drįsti savo mamą Skapimo laidoti, kaip jobana. tu, Asilė, drįsti savo mamą laidoti ir sakyti visiems, Jos kad tavo niekad mama nebuvo, mirus jos yra. niekad nebuvo, tai ir palaidojau, nes jos niekad O nebuvo. dabar, kai teismas turi tavo įvykti, kas pinigus sumerkė advokatai? Ja. Kas, ne tavo mama? Niekas nemerkė jokių Niekas pinigų. nemerkė? Ką tu čia šneki? Įrodymus Tai ko meluoji, jeigu tu labai esi toksai tiesos? Pakviesti mano advokatę ir stosimės į karočią. Taigi tu visą laiką nemeluoji, nieko sakai tiesą. Pakviesti mano advokatę ir stosim karočią į akis į akį, karočią. Stosim akis į akį ir pažiūrėsim, kas meluoja. Ar tu meluoji, ar aš? Ar advokatė meluoja, ar aš? Aš visą tiesą sakysiu. Advokatė sakė, iš vis tų pinigų nereikia. Advokatė mano karočią kaip advokatė numelžė pinigus ir tų pinigų net nereikėjo, nes aš ir be advokatės prasisukęs būčiau. Gerai, bet mama vis tiek pasistengė. Apipiso motka mano, nu ir ką, apipiso mano motka, nu ir ką, aš jai sakiau, nemokėti jokių pinigų, nes viskas gerai. Tai ne, apipiso, nu ir apipiso, ir ką, apipiso, ar aš kaltas, kad mano motka apipiso ir pasipelnė advokatė pinigų. Koks skirtumas, gerai, advokatė pasipelnė, bet bent mamai tai ačiū, gali pasakyti, o tu ją laidojai per visą laimą. Manęs visą gyvenimą neaugindama, jinai to ir nusipelnė minimaliai sumokėti už advokatus, jinai man iš vis turėtų sumokėti daug daugiau, ne tik už advokatus, jinai man turėtų sumokėti 100 štukų, už mano traumą vaikystės turnelę su Ibaną. Apie kokią tu traumą dar šnekė? Tokia, kad be moters apie tėvą valgau. Tokia, kad be moters apie tėvą valgau. O mano motina su visais nežinai istorijos. Jinai negeria moteris. Nežinai istorijos, durnelė, tu Ibaną. Mano motina gerdavo, aš ją varydavau, traukdavau iš barų, blėt, nes jie vos ne kiekvienas hujesosino tam bare ir daužydavau visus. Tu net nežinai šliūcha apie mano gyvenimą nieko ir tu dar drįsti puntavot apie mano motiną. Aš šliūcha sakai, ne? Ir kaip šliūcha, tiesa, aš apie tavo motiną nešneku. Aš apie tavo motiną nešneku. Tai tu sakai tiesą, taigi tu tiesos nebijai. Tu tiesos taigi nebijai. Tai aš tiesą ir pasakiau, aš apie tavo motiną nešneku apšė. O ką tu gali pasakyti apie mano mamą? Nieko, maladėts, gera mama, protinga, bet dukra tai debilė. Tu jos net nepažįsti realiai. Debilė paskutinė, sakė dar tavo mama, net atvažiavom, tavo motina net pradėjo pasakot, kad tu debilė, kad tu ten žulytis norėjai. Gerai, mama tau paskambins, kurią dieną galėsi pasakyti jai, kad aš debilė esu. Tikiuosi, kad paskambins, kad jinai protinga, o tu debilė. Nes per daug prisikalbėjęs. Tai pasakys, nusileis dauniai, nusileisiu. Matau, kad su tavim gražiai susitarti negalima. Matau, kad su tavim gražiai negalima susitarti. Tu toliau pili purvą, toliau tu mane neti. Aš susveiginu, dabar šnekėjau, ko tu čia prisipisnėjai. Tai tau sakau, tai tu gali keisk temą, kalbėk apie bet ką, bet keisk temą, viską. Ką man kalbėt, kalbu apie gyvenimą, Apie gyvenimą ir tu čia kiši mane, toliau kiši mane. Tai pati prisijungi. Nelieti daugiau tos temos, viskas, aš tau pasakiau. Tavęs klausia, ar gimdysi vaiką. Tai jau visi pradedat matyti jos tikrą veidą. Vienadė. Jeigu mato, kas ką nori, kas mane pažįsta, tas žino mano tikrą veidą. Tavo mama tai tikrai tai žino. Išėjo. O tai čia palauk, tu ją priėmi, tipo, Aš priėmiau. Daugiau nepriimsi. Kol kas, prašau, galim biškį. Nepriimsiu. Nepriimsiu. Kaip seniai tau sekas? Padidėjęs. Žinau, ką buvo sportai,